Labas, Gvidai. Darbe išgirdau, kad tu esi Palangoje. Ne, čia nėra priekaištas. Aš kaip tik turiu į tave vieną prašymą. Ar tu negalėtum skirti kelias minutės savo atostogų ir apžiūrėti vieną namą Palangoje? Taip. Na, mes jį norim parduoti, labai geri pinigai būtų. Tai jau tikrai, kad neliksi skolingas. Pasakysiu. Bet jeigu man nepatiks, tai taip ir pasakysiu. Gerai. Dėkui. Jūs pasiruošus? Gal galima dar minutėlę? Žinoma, galima. Aš turiu dar vieną pacientę, apžiūrėsiu, po to grįšiu pas jūs. Ačiū. Neblogai. Daniela. Kartais ne šitą ieškai. Ką tu čia reikia? Džiaugiuosi, kad man pavyko tave nustebinti. Nesuprantu, tu mane tikrini? Na, tu man visada sakei, kad aš nerimtai nusiteikęs mūsų santykiuose. Man dabar iš vis nieko nesuprantu. Tau čia patinka? Na, išorė labai graži. Vidaus dar nemačiau. Bet nežinau, ar turėsiu klientą tokiam prabangiam namui. Aš jau turiu. Tai ką aš čia veikiu? Daniela. Mano meilė. O ką man, jeigu tai būtų mūsų namai? Ką? Tiksliau sakant, jie jau yra mūsų. Tomai einam pažaist. Eik tu šiaip. Eik, susirask ką veikti.
Didelius ar mažus pasirinkimus tenka daryti kiekvieną minutę. Tokia gyvenimo ironija. Mes keliaujame tik į vieną pusę. Bet kai turi rinktis tarp savo vaikų, meilės ir įžeisto egoizmo, tada jau kasdien mums tenka priimti begalės sprendimų. Dalis jų elementariai paprasti, dalis priverčianti susimastyti, o likusieji beprotiškai sunkus ir keblūs. Blogiausiai visais atvejais galvoji tik apie tai, kas geriausia tau. Ar kas kartą grįžęs namo tu išties jautiesi grįžęs į savo šeimą? Juk namų židinys turi būti negyvenamoji vieta, o vieta, į kurią mes visada noriai sugrįžtame. O kartais net nenutuoki, kokie židiniai kūrenasi už tavo užrakintų durų. O, Kas čia vyksta? Aukse, Ką tu girtas? o tu, kodėl tu nepasakei, kad paskambink? Klausyk, aš į savo namus, kai grįžtu, aš neturiu tau pranešti, tu rūkiai? Rūkiau. Namuose. Šoks šiukšlynas, kaip bomžynas, palik tave vieną. Dar pasakyk, kad Ievutė šitas dūmus uostė. Kur jinai yra? Miega jau, ką? Taip anksti? Jaunė, ateik pasiuosti mamytei. Užaugau, Ievutė, užaugau, žinokit. Ieva! 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 Ieva!